problemos, pusmetį reabilitacijos ir paskiau, kai sakykime, gavosi taip, kad atlikom tą operaciją. Bet aš noriu ne apie tai, grįžti į priešistorę. Nuo ko tai prasidėjo? Grįžim į senus 96, ką sakau, atsiprašau, 76 metus. Buvo gimęs, tai sakysim. Dar anksčiau buvo gimęs. Tai va, ką noriu, sakau, grįžti į tus laikus, tai va buvo toks kažkokia padaryta intervencija. Nežinau, dėl ko, kas ten man atsitiko gyvenime. Nu, sakykime, mažam būnant pašalino tarpslankstelinį diską. Sakė, suaugs. Taip ir paliko. Va. Aišku, augau. Tėvai sakė, stengiau, nu, tai paskiau, kai išaiškėjau kažkurio laiko, dabartiniu metu, sakė, darėme viską, kad išgyventų. Nu, tiek aš te žinau, kas sakė, niekas čia daugiau nesigilino, niekas nepapasakojo. Ir, va, sakykime, augant, paauglystį, sportai, skauda, tepaliukai, kažkokie, kaip sakau, aš liaudiškai, premiksai, kažką duoda, vėliais sportuoji, vėliais skauda, tai nutarė taip, kad gyrių kilnoti man neis. Į šokį. Tai bet tenais vis tiek biškį lengvėliau, ne? Nu, aišku, šokis toks dalykas ten mano biškį buvo tas tipi, kaip aš sakau. Pribėgi vieną pakeli, pribėgi kitą pakeli. Tai kilnoti irgi reikia. Vėliais pradeda skaudėti, vėliais tepaliukai. Vėliais, nu, susitaikai. Nu, stengiausi aš su to šokiu kiek begalėdamas, bet vis tiek taip atsieina, kad kažką vėliais turi pabaigti, nu, skauda, vėliais tepalai, vėliais kažkokie tais vaistai. Nu, taip ir tęsiasi, kai sakai, augi labai greitai, tiek augimas mano stiprus ten buvo, labai greitai tą 1,85 m pasiekiau, tai va. Nu, va taip ir daėjau lygi tų 22 metų, gruodžio mėnesio, kai tas slankstelis mano pabėgo. Išvežė, kai sakoma, greitoji čia kaukianti, nes viskas ten baisu, tragedija, skausmai baisiniai, tai kad ligoninės personalą negąsdintum, pradėjau maitinti, tai leisti trimadolį. Žinot, kas yra trimadolį? Žinau. Labai geras šito morfino giminaitis. Taip gerai išsireiškia, ar ne? Morfino giminaitis. Narkotinis labai ir praktiškai man tai sekėsi tokį dalyką daryti. Leido 3 kartus per parą ir 3 savaitės. Aišku, ten, kad nepriprasčiau, biškį tarpas padarydavo. Ir tai sutapo taip, kad kalėdos, naujieji metai ir niekas tos operacijos nedaro. Nu, tai va, ir gavosi taip, kad atsirado tas tarpas, kai sakoma, po naujųjų metų ir jau, kai sakoma, gydytojas čia Milašius darė, tai atliko tą operaciją. Ir va, šiaip sunkiai buvo. Pirmi tie metai sunkiai labai sekėsi su tais, lietus lygiai lovoj guli, 2-3 dienas nejudėjimas, jau viskas, nu, neveiksnus. Žmona turėjo kažkokią tais pažįstamą, aš kažkaip nebuvau tos matęs, jinai siūlė, kad pabandyk tus neulaiko kažkokius produktus. Žinot, kiek aš tų produktų sutrigavau? Tai man, kai sakoma, tai va, vargais negalais ten įtikinėjo, metus laiko atrodo, ar ne? Ir žiūri tą žmogų, nežinau. Tai kol įtikino, kai sakoma, kad, nu, pagalvoju, koks čia skirtumas, pabandysim, ar ne? Nu, niekas neduoda per kuprą, kai sakykime. Tai pirmiausiai įtikino, va, čia gražus toks pakelis, Provitalį, sakė, tu pabandyk, žinai. Nu, blogiau nebus, ar ne? Pabandžiau tą Provitalį, mėnesiuką laiką. Atrodo geriau, žmona sako, neinkšti kaip šunytis naktį, nes jau būdavo pradėjo inkšti, na ir mano seselės nenėdė, va taip gavosi. Gilo, švirkštą ištraukė, kolą padarė, kas viskas man gerai tvarkoja, aš jau vėliais ramus, žinai. Tai va taip. Ir paskiau, kad šitą mėnesį laiką vartojau tą Provitalį, kažkaip pasijauti truputėlį, gal geriau, gal tiesiog. Ir žinokit, moteriškiai įsijauti. Man pradėjo 3-4 omegas dėti, kalcį, magnį. Aš žiūrėjau, jis išvertė, ir galvoju, kažkas negerai jau čia darosi. Tai, kad nekiltų tokių blogų asociacijų, žiūriu ir pati irgi taip pat dedasi vieną, ten kitą. Paskambino paskiau tais karotenoidais kažkokiais tais. Nu tai, kaip sakykim, po biškį, aš taip žiūriu, kad tas lėtai lyjant man tas skausmas. Nu rimtai, žinai.
kažkaip mažėjantis. Nu tai va, ir praktiškai čia metukus laiko mes po biškį, tai buvo, kad Neolaitė į rugsėjo mėnesį išeis metai. Tai va čia esam naujokai mes dar. Ir va, kažkaip tais buvo šventės jau, kas žino, kas pažįsta, čia matau tų žmonių pažįstamų, iš tų, kai sakoma, senojo to mūsų kolektyvėlių, nėra, sakykim, jau ir pašautinti galiu. Aš žinau, kai sakykime, jau šokį atlaikau, žinai, jau kas nežino, tai sakykim, sakė, apsimetėlis, čia jokių tavo operacijų nebuvo. Tai va taip, neseniai dariausi tyrimus, nu čia man reikia, kai sakykim, cholesterolis buvo 7, 12, sakė, kosmosas, tai dabar padarė cholesterolį 5 beliko, super, sakė, kažką žiūrim vartoja, ar jie mato pagal kraują? Nežinau, gydytoja paklausė, sakė, tu kažką tais vartoji matom, ar ne? Nu sakau, ai žmona kažkokių tais produktų ten perka, žinai, nesakiau, kad čia Neolaito produktai, tai sakė, ką vartoji ir vartok toliau. Tai va, noriu padėkoti žmonai, kad neinvestavo į vežimėlį. Ir pesimistą.